Sveiki sporto klubo Kronos lankytojai. Jūsų dėmesio trečioji Kronos TV laidelė. Joje pamatysite pratimą skirtą merginams stiprinti pilvo presą. Taipogi maisto sportui konsultantas pristatys papildus skirtus lieknėjimui. Taipogi išvysite reportažą iš Kronos Galiūnos varžybų. Ir pabaigai kaip visuomet konkursas. Artėjant vasarai drabužių kiekis mažėja, todėl natūraliai susirūpiname kūno formomis. Šiandieną parodysiu keletą naudingų pratimų skirtų pilvo presui stiprinti. Taigi pilnai prispaudžiame nugarą, kojas pastatome ant kulnų, kad labiau įsitemptų pilvo presas. Žiūrėkite, kad po smakru tilptų kumštis ir laikykite alkūnes plačiai. Atlikdami susilietimą, orą pilnai iškvėpkite. Stenkitės, kad pilvo presas būtų visuomet įtemptas ir nepadėkite menčių ant grindų. Taipogi neužverskite galvos ir išlaikykite alkūnes plačiai. Galimas keletas ir šio pratimo variacijų. Galima keltis per 3 skaičius ir nusileisti per 1. Taip. 1, 2, 3. Galima ir atvirkštinę variaciją per 1 skaičių keltis, per 3 nusileisti. Visom opiausia yra apatinė pilvo preso dalis, todėl aš parodysiu pratimą puikiai ją apkraunantį. Tai kojų kilnojimas. Šio pratimo metu kojų kulnai negali liesti grindų, pilvo presas taipogi visuomet turi būti įtemptas ir kuo mažesnė amplitudė ir arčiau grindų atliksime šį pratimą, tuo labiau apsikraus pilvo presas. Parodysiu dar vieną pratimą, kuris taipogi puikiai apkrauna apatinę pilvo preso dalį, bet kartu įsijungia ir šoniniai raumenys, tai kojų kryžiavimas. Čia negalima kulnais liesti grindų ir kuo žemiau šį pratimą atliekame, tuo labiau apkrauname pilvo presą. Atlikdami pratimus skirtus pilvo presui, darykite jų maksimalų skaičių, bet ne mažiau kaip 30. Tarp serijų darykite tik 15 sekundžių pertrauką ir darykite ne mažiau kaip 4 serijas. Taipogi sportuodamas nepamirškite vartoti maisto papildus. Apie papildus skirtus lieknėjimui papasakos mūsų partneriai maisto sportui konsultantas. Kaip jūsų žavioji trenerė Rūta minėjo, šiandien pakalbėsime apie produktus lieknėjimui. Produktų pasirinkimą turime labai platų. Vieni produktai yra, tarkim, toks Carniform gali būti produktas, tai jame įeina L-karnitinas, įeina truputėlį kofeino dėl pačio organizmo tonuso pakelimo. Toliau gali būti L-karnitinas grynas, tarkim, 2 gramų, tokias vienkartinės ampolytės tokias gali būti prieš treniruotę geriamos, kurios suaktyvina pačią medžiagų apykaitą fizinio krūvio metu. Toliau gali būti toks fat burneris žmonėm, kurie netoleruoja kofeino. Jis nestimuliuoja organizmą, nekelia kraujo spaudimo. Toks pakankamai neutralus produktas. Toliau gali būti Tonentine produktas, sukurtas konkrečiai moterims, norinčioms turėti stangrų, liekną, gražų kūną. Gali būti Carnitin Liquid, skystam variante. Carnitinas su chromu ypač aktualus moterims, todėl kad pats carnitinas, kaip minėjau, turi savybę aktyvinti medžiagų apykaitą, imdamas riebalus energijos gamybai. Chromas turi savybę malšinti saldumynų poreikį, tad šis produktas yra labai aktualus moterims, kurios tiesiog labai mėgsta saldumynus. Vienas iš tokių produktų aktualių šiai dienai ir šiandieniniam maistui yra Hitosan Plus. Jis yra, kaip liaudis vadina, riebalų blokatorius. Jį galima vartoti prieš kažkokią šventės, žinodami, kad valgysime riebų, kaloringą maistą. Jis padės surišti riebalus, toksinus ir neužterš organizmą, juos išvesdamas iš organizmo. Didelę paklausą sulaukęs produktas yra acetil L-karnitinas.
Jis yra baltų galios. Šiai dienai jis yra patrauklus savo kainą ir savo kokybę. Pabaigai norėčiau parodyti keletą produktų, kurie skirti yra antsvoriui mažinti, virškinimui gerinti, žarnyno veiklai tvarkyti. Juos yra labai skanu ir patogu vartoti. Yra skystas produktas, kuris užtikrina gerą produktų įsisavinimą. Taigi būtų tiek apie produktus skirtus lieknėjimui. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėme puslapyje www.maistasportui.lt arba kviečiame jūs apsilankyti mūsų artimiausioje parduotuvėje Maistas sportui. O dabar reportažas iš atkakliai įvykusių Kronos Galiūnos varžybų. Antrą vietą. Danas Petrusevičius. Čempionu tapo Mindaugas Jauga. Džiaugiuosi, kad patekau į pirmą šešetuką, paskui džiaugiuosi, kad papuoliau į trejetuką, galim sakyti, ir va dabar, kad pirmą vietą paėmiau. Nelabai tikėjausi kažkaip iš pat pradžio, viltis buvo išblėsę, bet kažkaip, bet šiandien ryte atsikėliau ir taip užtikrintai jaučiausi ir paėmiau pirmą vietą. Mindaugai, šiandien tu iškėlėjai 25 kartus, bet buvo užkėlėta 24. Iš tikrųjų, labai geras rezultatas. Kokia čia, nežinau, kokia metodika tau padėjo tai pasiekti? Aš ruošiausi gal kokias 5 savaitės nuo šito užsirašymo į šitą turnyrą. Kelis kilogramus numečiau, gal net 6 kažkur iki šito turnyro, kad su kuo mažiau svorių kokių kelti ir geri rezultatai už tai. Aurimai, tu užėmė 3 vietą, nors tu buvai vienas iš favoritų. Kaip tu vertini savo pasirodymą? Na, nežinau, vertinu taip, kaip pasirodžiau. Tas svoris, kad aš ten lengviausias buvau, tai mažas rodiklis, nes kiekvienas kėlėm savo svorį, gal kiek pakišo koją. Padidėjęs mano svoris, nes irgi ruošiausi, papildų prisipirkau, tai ir jau tas ir pakišo koją, kad mažiau biškelį kartų pakėliau. Ačiū treneriui, kad paskatino. Kovo mėnesio konkurso rezultatai. Mes jūsų klausėme, kokia trenerio Sergejaus bicepso apimtis. Teisingai neatsakėte nei vienas. Jo bicepso apimtis yra 44 cm. Taigi laimingai ištrauksime burtų keliu. Taigi 6 kandidatų vardai. Įmetame į dėžutę. Pakratome. Ir kasgi laimingasis? Mindaugas J. Taigi sveikiname konkurso nugalėtoją Mindaugą. Koks buvo tavo spėjimas? Mano spėjimas buvo 43,5 cm. Ir kaip tu jį matavai iš akies ar prie? Maždaug
primečiau iš akies, kiek galėtų būti maždaug ir pabandžiau spėti ir Galbūt žinai savo bicepso apimtį? nematavau savo apimties, nežinau. Šį mėnesį tau labai pavyko, pasisekė. Tu nugalėjai Kroną Galiūną varžybas ir antrą konkursą. Kaip jautiesi, kokios nuotaikos? Gerai, džiaugiuosi. Taigi nugalėtojus žadėti prizai firminė Nike atributika. Prašau. Ačiū. Taigi balandžio mėnesio klausimas skirtas tik vaikinam. Kiek mūsų klube sportuoja merginų? Teisingus atsakymus siųskite iki balandžio 30 elektroniniu paštu info@kronas.lt. Nugalėtojui atiteks ši puiki piniginė. Taigi šiam kartui tiek, iki kito susitikimo.